Sveiki visi, dublis 2. Tai yra antras video apie Vinted pirkinius. Sakiau pirmajam video, kad reikia nepirkti, bet turbūt šitas video nebūtų išėjęs, jeigu aš nebūčiau pusės dalies, ką aš kažkada seniau buvau pirkus Vintede, parodyti jums. Ir galvoju, tebūnie, parodysiu šiandien tai, kas buvo pirkta anksčiau, praėjusiais metais, šių metų pradžioj. Ir tai, kas buvo paskutiniam dienom įsigyta, tai yra nesenam laikotarpį. Tai pirkinukai, sakykime, galbūt netgi gausus kai kuriais atvejais pasirodys, bet kadangi čia buvo per ganėtinai ilgą laikotarpį susidėliojo, tai tiesiog džiaugsmelis yra. Tai dabar net nežinau, gal pradėkim nuo kairės, dešinės, pradėkim nuo poros knygų, kurias nusipirkau dar praėjusiais metais. Tai šitos knygutės yra prancūziškų dizainų. Aš vis galvojau, kad noriu ką nors nusipirkti, realiai nusipirkau ir kada nors tikiuosi, ką nors iš ten ir pasivinėti. Tai čia yra Veronique, pavardės nesakysiu, nes lygiai yra Angenže, ar kažkaip tai ten taip tarėsi prancūziškai, bet kad nesuklyščiau, tai geriau bus tiesiog Veronique, visiems labai gerai žinomos. Ir čia irgi yra Veronique serijos. Dar bus kažkurias kitas knygutės turėjau Ellen Liber, bet ten buvo pirktos ne Vinted platformai. Tai tebūnie, abi knygutės yra Veronique. Ir čia yra pasakų motyvai. Manau, jų ateityje vis tiek vienai par kitaip prireiks, o čia yra kalėdinė tematika. Iš esmės kažkokio taip flip-through, vadinkim, knygos mes kaip ir nedarysim, nes čia turbūt schemutės yra jo su kiekvienu pasitaikančios. Iš esmės tai visokie pasakų motyvai ir panašiai, tai tebūnie kažkokios smulkios detalės gal kažkada bus kažkur kažkaip panaudotos. Manykim, o jeigu ne, tai bent jau bus labai maloni knyga turėti kolekcijai. Jinai jau nuo praėjusių metų kolekcijai. Ir šitą knygą dar tebe turiu nuo Dalios padėkojimą. Čia jau yra. Tai čia yra tie mūsų kalėdiniai visokie dizainai. Jeigu kažkas norit, kad tikrai tą knygą apžiūrėčiau nuodugniai, rašykit, galėsim pabandyti padaryti, nors jinai internete ir taip nemažai tų apžiūrų yra padaryta. Tai yra tų motyvų, kurie tikrai yra žavūs. Tai tokios dvi knygutės buvo įsigytos prieš tai. Tada yra šių metų jau pirkinukas. Čia buvo maždaug, man atrodo, po gimdymo praėjus kažkuriam tai laikotarpiui. Tai norėjusi kažką minimalistinio pasivinėti. Ir viena mergaitė pardavinėjo šį žurnaliuką. Labas tau, jeigu tu jį man pardavei, nes šį iš Lietuvos. Tai čia iš dizainų žiūrint yra, aš čia neperskaičiau, bet iš esmės tiesiog Janet Kruse dizainai. Tai šičia yra egzotiniai gyvūnai. Čia yra daugiau tokios dantytės kardinolai, vienaragiai. Tada dar yra šitie dizainai. Tokių visokių. Ir yra čia dar dizainai, kurie yra šitam buklete parodyti. Tai aš pirkau dėl šitų pelikanų. Tada juos bandžiau persirinkti sagą, kad taip plius minus orientuočiaus, kad nereiktų skaičiuoti kryžiukų. Ir pagal DMC spalvytės persirinkant man kažkaip įtartinai pradėjo rodytis, nes debesyse atsiranda rūžavų atspalvių, čia vandenį tokių rožinių, tokių tarsi šitam mažam paveiksliuke kaip ir nematau. Nors iš esmės va čia kažkur žiūrint ir matos, kad čia kažkas keisto vandenį darosi. Tai žodžiu, galvau, kad turbūt reiktų tą schemą labiau patyrinėti. Čia visos schemutės pateiktos ir DMC ir Anhor atspalviais, gal pavyzdžiui Anhor siūliukais būtų gražesnės. Jos tiesiog tokios juoda balta. Tai žodžiu. Tai pirkinukas buvo įvykdytas, į tuos pelikanus žiūrėjau, iš esmės dėl jų pirkau. Tolumoje žiūrint, man jie vis tiek labai gražus yra, bet jau čia kada prieisiu prie jų kitas klausimas, nes sakau, jeigu būtų viskas labai sklandžiai dėliojasi, būtų galvoje biški šiek tiek kitaip, bet
Tai dabar iš paskutinių pirkinių, kurie ne taip senai įvyko, man atrodo, čia jau pirkau iš Lenkaitės. Tai tokia knyga prancūziškų dizainų ir čia visur, jeigu neklystu, visos aš irgi taip nepavartysiu, labai nepatogu, tai visur yra originalus piešinys, tada jeigu neklystu yra siuvinys ir tada jau eina schema. Ir tų paukščių čia yra daug. Yra dar kai kurie tokių stambių mastelių pritraukti ir aišku, ta spauda tokia kelianti klausimą, nu tai kaip čia dabar išvelgti. Tai schemutės tokios spalvotus. Tarkim, čia turbūt, taip, yra piešinys, vėl yra siuvinėtas variantas. Šiaip tai tokie paukščiai reti čia yra sudėti, gal dėl to, kad prancūziška knyga, gal jie dar iš kokių kolonijų yra pasiėmę tų paukščių, nes aš nežinau, ar jie visi randasi Europoje. Bet tokių gražių dizainų yra, aš kadangi paukščius labai mėgstu, tai super. Tik tiek, kad jie yra dideli pakankamai. Ta prasme, kelių tūkstančių kryželių, tai tikrai. Tai ką čia dar kokį vieną kitą parodyti, tokių netikėtų variantų. Tai visų mes kaip ir neperžiūrėjau, nesu limituota savo laikė. Tai toks žurnaliukas su grožiais. Mačiau, buvo Kingfisheris. Gerai, turėtų būti dar viena nuotraukite, aiškiai mažesniu formatu. Tai va, tai toks žurnaliukas, iš esmės tai nėra taip, kad konkrečiai kažką būčiau nusižiūrėjus, nors realiai mano zylutė, sakykime, ypač šita zylutė yra graži šita, tai sakykime, jos profilis klausimų gal kelia, bet kadangi čia yra daug paukščiukų tematika man patinka, tai taip, čia kaip matau yra John Gould kolekcija turbūt. Nieko nedrįsiu teikti, žinovai, pasakykite jūs, kaip ten kas. Ir čia jau nesiuvinėjimo kryželių knyga, o šešėliavimo technika. Vaikystėje aš ją labai norėjau įsisavinti. Vaikystėje, tiesiog dar mokykliniais laikais. Kažkodėl man labai patiko, mano močiutė iš tikrųjų visai neblogai šešėliavo, bet man neteko gyvai su ją susitikti. Tiksliau, kiek teko metus laiko, tai tų atsiminimų aš neturiu. Tai čia yra su instrukcijomis siuvinėjimo pažingsniui. Iš tikrųjų, turbūt pirkau labiau su ta mintim, kad jeigu turėsiu, tai darysiu. Aišku, nuoširdžiai galiu prisipažinti, kad lygiai taip pat galvau, kad jeigu bus namie pianinas, tai su pianinu grosiu. Spėkit, ar taip įvyko. Ne. Bet tai yra vienas mieliausių man dalykų namuose. Čia apie pianiną kalbant. Tai va, ir žodžiu, kiekvienas iš šių paveiksliukų yra detaliai parodytas su visais dygsniukais ir panašiai, tai manau, kad ateis ta diena, kai bus galima pabandyti paeksperimentuoti. Šiaip, kadangi čia vėlgi paukštukų dizainai daugeliu atveju, tai kodėlgi ne. Ir šiaip, kadangi Vinted perkant rinkinius dažniausiai būna pigiau, arba būna galima paprašyti nuolaidėlės ir lengviau į ją žiūri pardavėjos. Tai už tai yra fain. O, kaip pilėžiai net gražiai atrodo. Žodžiu, tokia buvo knygutė dar įsigyta. Ir tada gal aš šiek tiek perslinksiu ir pereisim toliau. O dabar prieš jūsų akis yra tai, dėl ko aš norėjau iš vis filmuoti kažką to Vintedo tema. Vien dėl to, kad radau šitokį nuostabų palikimą. Čia yra, aš čia savo maišiuką persikėliau, ten buvo kokios 5 dėžutės skirtingos sudėtos, ten vieni nenaudoti, kiti šiek tiek pradėti naudoti ir panašiai. Tai šito rinkinio, čia yra DMC originalios spalvos, pirkau iš Lenkaitės. Tai šita istorija turbūt viena jautriausių, kurią man teko išgyventi perkant. Tai aš kaip ir paveldėjau beveik, sakykime, vienos siuvinėtojos, kuri dėl sveikatos priežasčių, tai yra senyvo amžiaus moteris, kuri dėl sveikatos priežasčių nebegali siuvinėti ir jos dukra pardavinėjo tai ir jinai vis derino su savo mama, ar gali parduoti, už kokią kainą sutinka parduoti, panašiai. Tai man atrodo, čia yra beveik 180 spalvų, beveik visos jos yra sveikos arba tik čiut naudotos.
Ir aš jas pirkau už 40 eurų, man atrodo, nepilnai gal netgi. Tai, žodžiu, ta prasme, aš jaučiausi kaip vos ne iš savo močiutės paveldėčiau, aš tikrai linkėjau kuo didesnės sveikatos ir kad kuo geriau jiems susidėliotų dar tas gyvenimas, kiek dar liko. Tai taip, aš jau ruošiausi persirinkti siūliukus, susižiūrėti kažkurias tai spalvytės, realiai pas mane yra visa paletė, bet pasipildyti kažkurių spalvyčių, kurios eina į pabaigą, panašiai, tai kol kas esu tik vieną matkelį iš čia paėmus, nes kaip tik pasibaigė spalva ir galvojau, jums parodysiu ir tada laukiau to sekančio filmavimo, kad galėčiau susitvarkyti pagaliau šitą maišiuką, bet taip, čia yra turtas iš tikrųjų pagal savo kainą. Čia kokius 4 kartus pigiau yra negu dabar galima nusipirkti. Ir šiaip turbūt ta mintis, kad yra tęstinumas, kad siuvinėtoja perdavė siuvinėtojai ir aš galėsiu dabar toliau tęsti siuvinėjimą, yra labai malonu. Tai žodžiu, toks grožis. Čia tokius, tikrai labai didelis kiekis. Čia yra viršuje, stengiau šiek tiek atskirti tos spalvytės, kurios labai stipriai išnaudotos ir ten kažkiek mažai palikę. Bet realiai, kadangi niekada netenka per daug bendrauti su siuvinėtojom jų virtuvę matyti, tai kas naudoja tiesiog iš tų matkelių siuvinėja, tai tiesiog likučius ir palieka kartu su tuo numeriuku ir toliau paima, susiranda. Aš tai kadangi viską persiuvinėju, tai man tokia sistema yra įdomi pamatyti. Tai čia yra gėris, grožis, malonumas ir aš dar kelis kartus jos perklausiau prieš pirkdama, ar tai yra tikrai originalios spalvytės, nes labai daug dabar tų mūsų kinietiškų variantų plaukioja, kur net nesuprasiu kartais ar tai yra originalu ar neoriginalu, nebent, žinai, ten kelias tas detalės, į kurias reikia atkreipdėmėsi, tai kai viską išsiaiškinau, tada pirkau tikrai. Ir taip, tai yra gėris. Dabar taip, yra dar toks pas mane šiukšlinėlis, gal aš jį pasiliksiu pabaigai, nes ten daug reikia rodyti. Ir daug pasako, tai čia tada pereisim prie to vieno rinkinio, lyg kiek atsimenu, tai yra vienintelis rinkinys, kurį aš įsigijau ir įsigijau šią savaitę dar tik gavau. Čia iš Lietuvaitės, iš tos 9 gyvybės Dimensions rinkinukas. Aš šitą rinkinį netaip senai pamačiau iš vis. Mačiau, kaip viena rusaitė siuvinėja ir galvojau, o geras, nes čia yra su Evu. Jeigu mane žiūrite mergaitė, kuri man pardavė, ačiū labai tau, nes tikrai aš galvojau, kad šitas dizainas yra mane atliepiantis ir aš norėčiau jį išsiuvinėti. Tai čia amerikietiškas variantas, nemanau, kad jis kada nors iš vis buvo perinktas kad kažkada su tom planšetėm tais organizeriais parduotas. Čia yra tiesiog siūlų ryšulėliai. Ir čia yra Evas, kas yra wow. Tai yra 94 metų dizainas, Dimensions, 9 gyvybės. Iš tų katinukų tai man turbūt, nors čia nėra, man labiausiai patinka Rainos su baltom kojinėm, tai bet pagal tą jaukumą katinėlę, tai turbūt šita katytė, nors čia turbūt brolis ir sesė, arba 2 sesės, nes irgi labai panašus. Bet visumą šitas dizainas tikrai vertas dėmesio, čia yra siūlas. Šitoj vietoje aš pakuotės nebuvau atidarius, nieko netikrinau, bet tas siūlas čia yra tiesiog jis taip plaukioja ant to veiduko. Na, tiek tak. Tai čia mano naujausias pirkinys. Lyg iš rinkinukų tokių kaip kad pirkti rinkinį ir jį siuvinėt, aš kaip ir neradau daugiau nieko, kad dūšę atlieptų. Tiesa, čia yra numeriukas, jeigu kažkam reiktų. 3762. Tai toks rinkinys, siuvinėjimo lyg kažkur kažkada sagą buvau mačius internete plaukiojant, reiks susirasti. Tai toks rinkinys, daugiau iš rinkinių jums nieko neparodysiu, apart to, ką tuoj parodysiu. Tai dabar šią akimirką gali drąsiai galvoti, kad rasai kažkas su galva negerai. Turbūt, kad taip ir yra, iš tikrųjų neneiksiu. Tai šitie pirkiniai, kuriuos matot plius minus čia ekrane besimėtančius, jie buvo pirkti, sakykime, dėl vienos pagrindinės priežasties. Panaudoti audinius tam, kam aš noriu, panaudoti siūlus, nes beveik visi jie yra DMC, ir nesiuvinėti pagal schemas. Tai, tarkim, šitas
Čia jie visi, nu, čia šiuo atveju, to dabar galvoju, kurio vietoj čia yra Vervako rinkinys. Jie visi plaukiojo, dabar aš žinau, vieną dalį žinau, kad iš 3 rinkinukų tokių mažų pirkau iš Suomijos ir kažką dar iš Lenkijos pirkau iš mergaitės irgi ten tiesiog bandė atsikratyti turbūt tų turimų nemėgiamų kažkokių rinkinių, kurių nesiuvinės. Tai jie visi buvo maždaug po 3-4 eurus, arba jeigu perki ten, tarkim, tuos 3 vienetus, tai dar pritaiko kokią 20-30% nuolaidą. Nu, žodžiu, ten, sakykime, pagal tai, ką gauni, man atrodė, kad dylas, galima imtis to. Bet apie ką kalba? Tai šitas staltėse, tarkim, aš tikrai jos neplanuoju siuvinėti. Yra jos stiliukai, bet, tarkim, čia yra 80, man atrodo, ant 80 cm staltėse. Šiauriai gražaus audinio. Prasme, čia yra toks, nu, labai gražus linas. Mano supratimu, šita dalis turi atsiplauti. Nes netikiu, kad ten po baltais kryžiukais liks kažkas. Na, iš esmės, tai čia tiesiog nurodyta, kaip siuvinėt. Tai mano mintis yra juos išsiplauti ir aš turėsiu tiesiog labai daug gražios medžiagytės, nes aš norėjau kelius dizainus siuvinėti ant to tokio plaukiančio lino, kur labai persišviečia, nes kai kuriems dizainams tai duoda tokio labai didelio grožio. Tai čia yra, tarkim, 80 ant 80 cm audinukas. Yra dar vienas staltėse. Šitą, sakykim. Tai vėlgi, aš neturiu tikslo siuvinėti jos. Čia, man atrodo, nuo jos yra šita krūva siuliukų, kurie yra DMC spalviai, irgi Vervako rinkinys. Tai siuliukai bet kuriuo atveju niekada nedings. Ir vėlgi yra 80 ant 80 cm audinys, kurio, pavyzdžiui, vidurinė dalis yra šitas. Tikrai, nu, labai gražiai jaustas. Nes aš vis galvojau, ar bus ar nebus, bet taip, tai yra visiškai lygus. Tiek viena, tiek kita kryptim audinys. Ir tie kraštai yra, tos kraštus kažkam naudosiu, realiai galėčiau panaudoti, kad ir kokią pagalvėlę išsiūti, nes šitoje vietoje galėčiau siuvinėti ką nors. Na, žodžiu, aš šitos rinkinius pirkau su to mintim, kad galėčiau juos naudoti ne kaip rinkinius. Atsiprašau, jeigu ką nors tai žaidžia, bet mano planas buvo lygiai toks. Tai dėl to jie visi kainavo labai mažus pinigėlius ir aš gavau daug audinių, aišku, ten, tarkim, kur Aida buvo, nes tikrai ne visus rinkinius pirkau dėl to, kad man dizainas patinka, arba, pavyzdžiui, šitas. Čia yra Permin, man atrodo, ar ne, čia yra kažkokia ateljė. Nu, kaip dizainas, tai man jisai labai nesižiūri, bet tam buvo labai kokybiškos medžiagytės į vidų sudėtos. Irgi dabar bijau pameluoti, bet man atrodo, DMC stiliukai buvo. Tai žodžiu. Tai, tarkim, turiu kažkokios tikrių gražios spalvos. Čia yra turbūt nuo to kalėdų senelio tokia ilga Aida. Nu, vėlgi, ta prasme, aš paskutiniu metu turbūt daugiau ant Aidos siuvinėjau ir galvoju, kad aš galiu tuos audinius panaudoti vienaip ar kitaip. Tų idėjų pas mane vis gimsta ir vis dingsta. Šitą beveik dovanų gavau. Nežinau, neturiu minties, kad aš įsiuvinėsiu. Nors gal reiktų ką nors pabandyti ir kitų dizainerių. Čia yra The Craft Collection kažkokia. 2000 metų rinkinukas. Na, žodžiu, čia daug kas yra vien dėl to, kad reikėjo pirkti bent kelis, kad, tarkim, padarytų nuolaidėlę ar panašiai, tai aš tiesiog prigrėbiau nuo to. Arba būna pati pardavėja pasiūlo vos ne, jeigu pirksi visus 3, tarkim, tada tau bus kažkokia tai ten kaina. Čia dar yra vienas nelupau iš maišelio, bet irgi Permin dizainas su zylutėmis, bet jeigu ir siuvinėčiau, tai aš įsiuvinėčiau ne ant Aidos turbūt. Na, čia yra schemos dalis, sakykime. Na, ir siuliukai ir visą tai, kas jam priklauso. Žodžiu, tokia šiokia tokia betvarkė pas mane ant stalo, bet aš norėjau jums parodyti, kaip aš ruošiuosi išparceliuoti. Nežinau, ar lietuviškai reikėtų pavadinti, nes, nu, dvarai tai buvo išparceliuoti, tais laikais tas žodis buvo naudojamas, šiais laikais ar taip galima vadinti ar ne, nu, bet jau panaudojau, tai iš dainos žodžių neišimsi, ne? Tai, žodžiu, tokie buvo pirkinukai. Man labiausiai išdžiaugiuosi dėl šitų 2 staltiesių. Tarkim, čia yra tiesiog turbūt pieno baltumo, čia yra tokia labiau smėlinė, nes čia yra tiesiog, nu, didžiuliai gabalai lino. Arba evo, nu, kaip čia pavadinsi, nu, tiesiog lygaus audimo audinių. Tada krūvos siuliukų, kuriuos tikrai galima susidėti pas save į babinas ir galėsiu naudoti.
su anchorsiliukais, tai aš laiks nuo laiko vis tiek susibendrauju. Tai, nu žodžiu, man tai buvo pateisinęs save pirkinys vien dėl to, kad aš žinojau, kur aš noriu juos panaudoti. Ar tai yra pateisinama kiekvienos siuvinėtojos akimis? Nemanau, bet atsiprašau, taip jau mano gyvenime įvyko ir aš taip planuoju daryti. Ar daugiau pirksiu, tai abejoju, nes kol kas, man atrodo, aš čia susižiūrėjau, nu nebent va tokių staltiesių dar pažiūrėčiau. Nes kodėlgi neišnaudojus to, nes, nu tikrai ten, tarkim, kurie čia buvo Vervako šitie būdų rinkiniai. Ten yra kokybiškos medžiagos sudėtos ir jeigu kažkam jau nebereikia jų, tai medžiagytę aš panaudosiu. Tai va, tai tokia švelniai tariant betvarkė pas mane dabar ant stalo atsirado, bet tai yra viskas, ką aš norėjau parodyti. Nežinau, ar kada nors bus ta Vinted 3 dalis, galimai, nes laiks nuo laiko vis tiek ten atsiranda, ypač man patinka knygutės. Aišku, labai norėčiau, kad rašyčiau, ką nors siuvinėčiau, o ne tik kaupčiau. Bet turbūt tam irgi savas laikas turi ateiti. Tai ačiū visiems žiūrėjusiems, ačiū už komentarus, ačiū už laikus. Pasipasakokit, kokia jūsų patirtis yra su Vinted pirkimais siuvinėjimo linkme, nes esu girdėjus daug kitokių atsiliepimų, nors man niekada taip neįvyko, nors aš nemažai pirkau iš lenkaičių, apie tai, kad jos, nu, tarkim, nedraugiškos ar dar kažkas taip toliau, aš tikrai su nieko tokiu nesusidūriau, tai papasakokit, kokia ta jūsų patirtis yra pirkimuose. Kuo labiausiai džiaugiatės, ką radot gero nusipirkti. Ir tada susitiksim kituose video. Ačiū Jums ir iki.